Sveiki! Šiandieną trumpai apie probiotikų naudą mūsų imuninei sistemai. Kaip probiotikai stiprina imuninę sistemą? Probiotikai palaiko imuninę sistemą keliais moksliškai įrodytais būdais. Pirmas. Probiotikai stiprina žarnyno mikrobiomo pusiausvyrą. Žarnyno mikrobiomą sudaro trilijonai gerųjų ir blogųjų bakterijų. Kiek kenksmingų bakterijų ir daugiau nei naudingų, gali kilti uždegimas ir susilpnėti imuninė sistema. Probiotikai padeda atkurti gerųjų bakterijų pusiausvyrą, kuri yra labai svarbi stipriam imunitetui palaikyti. Gerai subalansuota žarnyno aplinka užtikrina optimalų imuninės sistemos veikimą. Stiprina natūralią organizmo apsaugą. Probiotikai skatina natūralių antikūnų ir imuninių ląstelių, tokių kaip makrofagai, dendritinės ląstelės ir T ląstelės, kurios yra labai svarbios kovojant su infekcijomis gamybą. Skatindami imuninę sistemą gaminti šias apsauginės ląsteles, probiotikai veikia kaip priešakinė gynybos linija nuo kenksmingų patogenų, kurie gali patekti į organizmą. Uždegimo mažinimas. Lėtinis uždegimas yra susijęs su daugeliu sveikatos problemų, įskaitant susilpnėjusį imunitetą. Įrodyta, kad tam tikros probiotikų padermės, pavyzdžiui, Lactobacillus ir Bifidobacterium, mažina uždegimą, reguliuodamas organizmo uždegiminį atsaką. Tai savo ruožtu stiprina imuninę sistemą ir padeda jai geriau reaguoti į grėsmes. Žarnyno barjero gerinimas. Žarnyno gleivinė yra fizinis barjeras, kuris neleidžia kenksmingoms bakterijoms ir toksinams patekti į kraują. Probiotikai stiprina šio barjero vientisumą, skatinandami mucino, apsauginės medžiagos, dengiančios žarnyno sieneles gamybą. Stipresnis žarnyno barjeras reiškia, kad pro jį gali prasiskverbti mažiau patogenų, todėl sumažėja infekcijų tikimybė. Probiotikai tinka visai šeimai. Geriausia, kad probiotikai gali būti naudingi visai šeimai, nuo mažų vaikų iki vyresnio amžiaus suaugusiųjų. Pavyzdžiui, vaikų imuninė sistema dar tik vystosi. Todėl probiotikai gali padėti sustiprinti jų gynybinės galias ir sumažinti prastų ligų, tokių kaip peršalimas ir gripas dažnumą. Suaugusiems išlaikyti stiprų žarnyno mikrobiomą tampa dar svarbiau, nes su amžiumi imuninė sistema natūraliai silpnėja. Šeimose probiotikai taip pat gali padėti sumažinti infekcijų plitimą. Palaikydami žarnyno mikrobiomo pusiausvyrą ir stiprią imuninę sistemą, probiotikai padeda sukurti sveikesnę aplinką, todėl mažiau tikėtina, kad kenksmingos bakterijos ar virusai įsitvirtins ir išplis tarp šeimos narių. Taigi, išvada. Probiotikai yra moksliškai pagrįstas būdas palaikyti visos šeimos imuninę sveikatą, skatindami subalansuotą žarnyno mikrobiomą, mažindami uždegimą ir stiprindami natūralią organizmo apsaugą. Probiotikai yra natūrali ir veiksminga imuniteto stiprinimo priemonė. Nesvarbu, ar norite užkirsti kelią ligoms ar pagerinti bendrą sveikatą, probiotikų įtraukimas į kasdieninę rutiną gali labai pakeisti jūsų imuninės sistemos veikimą. Nesvarbu, ar tai būtų fermentuoti maisto produktai, pavyzdžiui, jogurtas ar maisto papildai. Pavyzdžiui, Colon Drink probiotikai yra protingas pasirinkimas visiems, kurie nori sustiprinti savo imuninę sveikatą.